Gintaras Staniulis, 9 numeris Tomas Pačėsas, 11 Erikas Bublys, 13 Gediminas Meiliūnas ir 15 Virginijus Praškevičius. Plungės Olimpo komanda 5 numeris Evaldas Jocys, 7 Patrikas Džonsas, 9 Mindaugas Pranskevičius, 11 Timothy Bruksas ir 13 Ramūnas Petraitis. Šioms rungtynėms teisėjauja LKL arbitrai Aleksas Zakis ir Vidmantas Miknevičius, rungtynių komisaras Vytautas Ručinskas, vyriausiasis Plungės Olimpo komandos treneris Rimantas Endrijaitis ir Kauno Laveros komandos treneris Henrikas Giedraitis. Na ir lieka dar 2 minutės iki šių rungtynių pradžios. Ir statistiniai duomenys centro puolėjų dvikova Virginijus Praškevičius prieš Patriką Džonsą. Na, Džonsas pelno po 10 taškų daugiau už savo šiandieninį varžovą, įmeta po 24,5 taško, atkovoja daugiau kamuolių, tačiau Praškevičius geriau blokuoja varžovų metimus. Na ir netrukus galėsime stebėti šių dviejų centro puolėjų dvikova akis į akį, o rungtynių teisėjas Aleksas Zakis netrukus pakvies rungtynių penketukus, startinius abiejų komandų penketukus pradėti šias rungtynes. Na, kaip jau minėjau, aiškėja po truputį situacija turnyrinėje lentelėje, lieka be šios dienos LKL komandoms reguliariajame sezone be šios dienos turo sužaisti dar 2 turus, tai balandžio 12 ir 13 dienomis, tačiau jau galima pasakyti, kad Žalgiris yra tvirtai pirmoje vietoje ir turbūt susitiks su Vilniaus Sakalais, kuriems reikia laimėti. Norint aplenkti Plungės Olimpą, pastarėsiams reikia laimėti 2 rungtynės, tarp jų susitikimas su Žalgiriu ir antrosios rungtynės su Šiauliais, o Plungės Olimpo komanda turi pralaimėti visus 2 likusius susitikimus, tai šiandieninės rungtynės prieš Laverą ir rungtynės prieš outsiderę, LKL outsiderę Kauno Nekos komandą. Na, antroje vietoje Atletas ir jis susitiks su šiuo metu turnyro lentelė 7 vietoje esančių Plungės Olimpu. 3 vietą užimanti Kauno Lavera ir jos varžovas greičiausiai bus Vilniaus Statybos krepšininkai. Šiandien pralaimėję labai svarbią dvikovą. Labai svarbią dvikovą prieš Šilutės komandą. Ir Šilutės komanda šiame sezone 4 kartus įveikė Statybos krepšininkus. Vilniaus Statybos komandai taip ir nepavyko laimėti nė vienų rungtynių prieš Šilutės komandą. Na ir dabar Šilutės krepšininkai jau turi 21 tašką, Statybos komanda turi 20 taškų. Tačiau yra sužaidusi 1 rungtynėmis mažiau. Na ir pagal dabartinę turnyrinę lentelę Šiauliai susitiktų su Šilutės krepšininkais. Tokie būtų play-offai vadovaujantis su dabartinė komandų padėtimi. Ir štai prasideda šios rungtynės. Taigi matome beveik vienodos spalvos abiejų komandų žaidėjai ir turbūt nebus taip lengva jums atsirinkti, kurigi komanda, ypač rungtynėse dėl kamuolio, kurios komandos žaidėjas turi kamuolį arba kovoja dėl jo. Na, kol kas su kamuoliu Timothy Bruksas. Na, Kauno Laveros komandos marškinėliai šiek tiek šviesesni, daugiau oranžinės spalvos, o 2 pirmuosius taškus šios dienos rungtynėse pelno Plungės Olimpo komandos centro puolėjas Patrikas Džonsas. Pirmieji taškai jo šios dienos rungtynėse ir pirmieji taškai apskritai šiame susitikime Virginijus Praškevičius, ir štai Virginijų Praškevičių dengia Evaldas Jocys. Tomas Pačėsas ir prasižengia Mindaugas Pranskevičius, bandydamas išmušti kamuolį Tomui Pačėsui iš rankų. Sužaista 40 sekundžių, pirmoji Mindaugo Pranskevičiaus pražanga. Ir pirmoji komandinė Olimpo pražanga. Kamuolį Gediminas Meiliūnas, na, nematome kol kas aikštelėje Singaro Tridas, kuris paprastai išeidavo žaisti startinėme penketuke, tačiau matyti Henrikas Giedraitis, žinodamas puikiai turnyrinę situaciją, leidžia šiek tiek pailsėti, atsigauti po įtempto kovo mėnesio savo komandos krašto puolėjai. Na, tai turėjo galimybės padaryti Henrikas Giedraitis ir vakardinos rungtynėse su Nieka, nepaisant to, kad Lavera jas laimėjo tik 5 taškų skirtumų, žaisti galėjo ir pirmojo ir antrojo penketo žaidėjai. Ir turbūt jau tiek Henrikas Giedraitis ir matyti jau Rimas Endrijaitis galvoja apie artėjančius lemiamus susitikimus Lietuvos krepšinio lygoje balandžio 20, 22 ir 23 dienomis, ketvirtfinalių susitikimai. Tomas Pačėsas labai lengvai dabar pelno 3 taškus, niekas iš Plungės gynėjų net nebandė aktyviau ir kiečiau dengti dabar Laveros komandos žaidėją ir 3-2 pirmauja Lavera. Patrikas Džonsas. Meta iš 3 taškų, tačiau nepataiko Mindaugas Pranskevičius ir laimi kovą dėl kamuolio Laveros krepšininkai.
Tomas Pačėsas, Gintaras Staniulis ir Gintaras Staniulis pirmieji jo taškai, 5-3 Laveroso komanda pabėga į priekį. Sužaista 2 minutės 5 sekundės, Lavera pirmauja 5-2, 3 taškai skiria komandas. Ir dabar Plungės Olimpo krepšininkai organizuoja dar vieną antpuolį. Sunkios buvo Plungės Olimpo krepšininkams vakar dienos rungtynės su Vilniaus Statyba, pareikalavo labai daug ir fizinių ir psichinių jėgų. Ir įdomu, kaipgi šiandien atrodys Plungės Olimpo krepšininkai po vakar dienos principinio susitikimo prieš Vilniaus Statybos komandą. 2 minutės 40 sekundžių praėjo nuo pirmojo kėlinio pradžios. 5-4 pirmauja Laveros krepšininkai ir vėl stovinti Plungės Olimpo komandos gynyba, kurią labai lengvai įveikė Gintaras Staniulis, pelnydamas 4-ąjį tašką savo komandai ir vėl padidindamas skirtumą iki 3 taškų. 7-4 pirmauja aikštelės šeimininkai. Patrikas Džonsas. Pamato apsidengusi Pranskevičius veržiasi baudos aikštelę ir labai silpnas perdavimas, kurį nesunkiai perima Tomas Pačėsas ir Gintaras Staniulis. Labai šoklus krepšininkas ir turbūt jaučia savotišką malonumą dėdamas iš viršaus, nebe pirmą kartą jau jis tai daro. Taip bandydamas ir morališkai šiek tiek sutriuškinti varžovus. Ir beveik kiekvieną greitą kontrataką stengiasi būtent tokiu būdu užbaigti Gintaras Staniulis. O minutėse pertraukėlės dabar prašo Rimas Endrijaitis. 9-4 pirmauja Lavera po labai sėkmingų 3 Gintaro Staniulio atakų, kurių metu jis pelnė 6 taškus. Stato 4 kartus skaniau. Daugiau šokolado, daugiau žemės riešutų, daugiau kokoso riešutų. Daugiau lazdynų riešutų. Daugiau skonių. Nauji saldainiai Tiko, Ralis, Dardu ir Manija. 4 kartus skaniau. Dar ką tik grąžino kamuolį aikštelę Mindaugas Pranskevičius, Timothy Bruksas netaiklus metimas iš 3 taškų zonos ir tik Evaldas Sacys dabar kovoja su Virginijum Praškevičium dėl atšokusio kamuolio. Kiti Plungės Olimpo krepšininkai jau skubėjo grįžti į gynybą. Vėl Tomas Pačėsas pasinaudodamas to, kad Mindaugas Pranskevičius nubėgo prie Evaldo Joco padėti jam dengti Eriką Bublį ir Pačėsas pelno jau antrąjį tritaškį šios dienos rungtynėse. Vėl beveik buvo perėmę kamuolį Laveros krepšininkai 12-4 taškais ir netaiklus Evaldo Joco metimas prasiveržus į baudos aikštelę Gintaras Staniulis. Gražus perdavimas Bubliui ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Erikas Bublys pirmieji šio krepšininko taškai susitikime. Sužaista 4 minutės ir 15 sekundžių ir komandos vėl skiria jau 10 taškų, 14-4. Nepaisant to, kad pirmieji sėkmingą ataką šios dienos rungtynių pirmajame kėlinyje surengė Olimpo krepšininkai, tačiau štai dabar jau paskutinėsias 3,5 minutės matome, kaip Laveros krepšininkai, išnaudodami savo varžovų klaidas, vis tolsta ir didina skirtumą. Komandos dabar skiria jau 10 taškų. Patrikas Džonsas prieš Erikas Bublys. Bandė imituoti turbūt Patriko Džonso pražangą Erikas Bublys, tačiau teisėjai rodo, kad galima žaisti toliau ir dabar vėl sėkmingai sužaidžia Tomas Pačėsas. Du aktyviausi krepšininkai Gintaras Staniulis ir Tomas Pačėsas. Kol kas Laveros komandoje jie pelnė 12 taškų iš 14. Erikas Bublys blokuoja varžovo metimą ir vėl greita ataka. Virginijus Praškevičius tačiau jau laukia turbūt šio perdavimo Evaldas Sacys ir nesunkiai nutraukė šią Laveros komandos ataką. Patrikas Džonsas, netaiklus metimas pats atkovoja, grūmėsi dėl kamulio, o veiksmas jau priešingoje aikštelės pusėje ir prasižengia Mindaugas Pranskevičius. Tai pirmoji Mindaugo Pranskevičiaus pražanga šios dienos rungtynėse ir prie baudos metimų linijos dabar Gintaras Staniulis. Sužaista 5 minutės 13 sekundžių pirmajame kėlinyje. Ir netaiklus Staniulio baudos metimas. Jis pelnė 6 taškus Laveros komandai, tiek pat ir Tomas Pačėsas. Ir antrasis baudos metimas taip pat netaiklus atkovoja kamuolį Virginijus Praškevičius.
ir pelno pirmuosius 2 taškus šios dienos rungtynėse. 16-4. Ir su kamuoliu Timothy Brooksas, Plungės Olimpo komandos gynėjas ir pagrindinis šios komandos įžaidėjas. Vėl perima kamuolį, daug klaidų, komandos žaidžia tarsi lengvojo treniruotėje. Taip, toks kaip treniruotėje vyksta krepšinis. Nu, ir iš kitos pusės jaučiasi, kad pastangų nors ir nededa abi komandos, bet vis dėlto po vakarykščių sunkių rungtynių Olimpui sunkiau, ypatingai grįžti į gynybą, matosi, jaučiasi nuovargis. Kaip tas pats buvo ir su Statyba, matoma, jeigu pirmą kėlinį pralošė 25 taškus. O Lavera jaučiasi žymiai laisviau. Tačiau žaidėjai daro tai, ką nori. Nori žaidžia, nori bėga, nori ginasi, nori ne. Kol kas toks įspūdis pirmų minučių. Na ir dabar su kamuoliu Eugenijus Vaštys, gražus buvo perdavimas Mindaugo Pranckevičiaus perdavimas ir su kamuoliu vėl Laveros krepšininkai, vėl Staniulis ir blokuoja metimą Mindaugas Pranckevičius. Staniulis turbūt per visą turą tiek neatliko greitų puolimų. Tai dabar puikiai išnaudojasi tą situaciją, matyt, turi užtektinai jėgų jaunas Laveros komandos žaidėjas ir pasinaudoja kiekvieną progą, kurią tik tai jam sudaro Plungės Olimpo krepšininkai, negrįždami į gynybą. Ir su kamuoliu dabar Plungės Olimpas įmetė 4 taškus per 38 sekundės Plungės Olimpo krepšininkai ir tuo jų atakos, rezultatyvios atakos bent jau kol kas pasibaigė. Nesėkmingas atdėjimas. Ir vėl atkovoja kamuolį Laveros komanda 18-4, tai panašu bent jau į triuškinimą pirmo kėlinio pirmoje pusėje. Praškevičius smagina su Laveros krepšininkai. Čia panašu į dėjimo varžybas, ne į krepšinį kol kas. Dar kol kas dėjimo varžybose sėkmingai dalyvauja Laveros krepšininkai. Jau 3 dėjimai iš viršaus, po vieną Gintaras Staniulis, Singar Erikas Bublys. Ir štai Virginijus Praškevičius. Na dabar Ramūnas Petraitis pelno savo komandai pirmuosius 2 taškus šios dienos rungtynėse ir sumažino skirtumą 2 taškais, 26. Pirmauja Kauno Laveros komanda. Ir dar kartą Virginijus Praškevičiaus dėjimas iš viršaus labai gražiai sužaidė Gediminas Meiliūnas. Nenusileisdamas pagavo kamuolį, kurį jam perdavinėjo Gintaras Staniulis ir sugebėjo atnesti į kirtusią baudos aikštelę Virginijui Praškevičiui. O su kamuoliu kalbasi Pačėsas. Atakai lieka dar 10 sekundžių. Pačėsas bando suklaidinti Petraitį. Ir Meiliūnas priverčia prasižengti dabar Patriką Džonsą. Patrikas Džonsas prasižengė šios dienos rungtynėse pirmąjį kartą ir prie baudos metimų linijos Gediminas Meiliūnas. Taiklus baudos metimas, Gediminas Meiliūnas pelno pirmąjį tašką šios dienos rungtynėse ir antrasis metimas. Taip pat taiklus 22-6. 16 taškų skiria komandas. Sužaista 7 minutės 40 sekundžių pirmajame kėlinyje. Timothy Brooksas bando suklaidinti Gediminą Meiliūną. Labai sudėtingas metimas. Ir nedaug buvo galimybių, kad šis metimas įkris į krepšį, kadangi po krepšių stovėjo ir Erikas Bublys ir Virginijus Praškevičius. Ir labai geros padėties metimui Timothy Brooksas užsiimti niekada negalėjo. O dabar sėkmingai gynyboje sužaidė Patrikas Džonsas, išmušdamas kamuolį iš varžovo rankų. Ir sužingsniuoja Patrikas Džonsas. Nelabai nori sutikti su Alekso Zakio sprendimu ir matyti gavo nedidelę traumą susidūręs su įdengusiu Laveros krepšininku. Keitimas Laveros komandoje į aikštelę įeina pirmą kartą šios dienos rungtynėse Dainius Staugaitis, beje rezultatyviausias Laveros komandos žaidėjas, pelnantis po 18 taškų per kiekvieną susitikimą ir jis yra 9 vietoje tarp visų LKL krepšininkų pagal pelnamus taškus. Kiekvienose LKL rungtynėse jis keičia Tomą Pačėsą. Ir štai dabar Erikas Bublys su kamuoliu, prieš jį Patrikas Džonsas. Bublys metimas nuo lentos 24-6. Stebėtinas Olimpo komandos nerezultatyvus žaidimas, sužaista 8 minutės 40 sekundžių ir komanda pelnė tik 6 taškus. Patrikas Džonsas pašokdina 2 varžovus ir Virginijų Praškevičių ir Eriką Bublį ir pastarasis prasižengė.
Prie baudos metimų linijos su Patrikas Džonsas dabar galės pelnyti 2 taškus 2 baudos metimais ir bent 2 taškais sumažinti skirtumą, kuris jau išaugo iki 18 taškų. Taiklus Patriko Džonso baudos metimas ir jis pelnęs 3 taškus, dabar yra rezultatyviausias Olimpo komandos žaidėjas. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus, 4 taškus Patrikas Džonsas įmetė į Laveros krepšį, pusę viso Olimpo pelnytų taškų per 9 minutės. Timothy Brooksas, na štai, Timothy Brooksas gynyboje stengiasi žaisti labai aktyviai, ne? Matėme tokį patį Timothy Brooksą matėme ir vakar dienos rungtynėse, nepaisant to, kad pirmajame kėlinyje galbūt jam nekrito metimai, galbūt klydo dažnai perduodamas kamuolį, tačiau vis tik gynyboje Timothy Brooksas sužaidė neblogai, ypač rungtynių pabaigoje. Taip, jis buvo padaręs lūžį rungtynėse, kurį nesugebėjo išnaudoti Olimpas. Šiandieną jis stengiasi užvesti, vis dėlto tai yra valingas žaidėjas ir kovotojas, bet dėja draugai neatsako į jo tą iššūkį. Nors štai Olimpo krepšininkai 8 taškai per 9 minutės ir 11 sekundžių pirmajame kėlinyje ir minutės per traukėlę. Country. Na ir štai statistiniai duomenys. Timothy Brooksas, pirma vieta LKL, tarp visų LKL krepšininkų pagal rezultatyvius perdavimus ir Tomas Pačėsas, Laveros komandos gynėjas, 4 vieta, beveik po 4 kartus per kiekvienos rungtynės Tomas Pačėsas rezultatyviai atiduoda kamuolį savo komandos draugams ir po jo perdavimų komandos draugai pelno 2 taškus. Ir tęsiasi Laveros komandos ataka, Staugaitis staigus metimas iš 3 taškų. Staigus ir 3-3. Ir dar vienas blokuotas metimas, tačiau prasižengia Erikas Bublys, griebėsi už galvos, tačiau tai yra jau antroji Eriko Bublio pražanga. Ir prie baudos metimų linijos Ramūnas Petraitis, 13. Plungės Olimpo komandos numeris ir meta 2 baudos metimus. Netaiklus pirmasis baudos metimas, Plungės Olimpas dabar pralaimi 16 taškų skirtumų ir yra įmetęs tik 8 taškus, beveik per 9,5 minutės. Patrikas Džonsas 6 taškai jo sąskaitoje ir 24-10. Bent jau kol kas Plungės krepšininkai atrodo yra nusiteikę pagerinti bent jau mažiausiai įmestų taškų skaičiaus rekordą per vieną kėlinį. Virginijus Praškevičius sėkmingai užbaigė šią ataką, 6 jo taškas. Ir sužaista lygiai 10 minučių pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Ir Lavera gan tvirtai dabar nuo pat pirmųjų rungtynių minučių perėmė iniciatyvą savo rankose ir kol kas atrodo, kad Plungės Olimpo krepšininkų žaidime negalima pastebėti nieko tokio, kas leistų tikėtis, kad Plungės Olimpas perims iniciatyvą greitų laiku ir labai sumažins skirtumą. Na, 2 taškus pelno Eugenijus Žaškys. Pirmieji šią krepšininką taškai rungtynėse 26-12 taškų skiria komandas. Ir su kamuoliu Gintaras Staniulis. Atmeta Staugaitis meta ir pataiko, nepaisant to, kad iš labai sunkios padėties. Dabar metė Dainius Staugaitis, pirmieji Laveros komandos rezultatyviausias žaidėjo taškai šios dienos rungtynėse. Timothy Brooksas išmuša kamuolį jam Gediminas Ameiliūnas ir į aikštelę kamuolį grąžins Laveros Plungės Olimpo krepšininkai, tačiau tai jie padarys po reklaminės minutės pertraukėlės. 28-12 pirmauja Kauno Laveros komanda. Utenos alus nenusileidžia niekam. Jau 100 metų gaminame patikimus tvirtus automobilius. Šiandien pasirodo nauja karta, naujoji Škoda Felicia. Moderni važiuoklė, stabdžių antiblokavimo sistema, šoniniai saugos strypai. Žiūrėkite, visas 1080 kg svoris laikosi ant 4 durelių. Pasiklausykite.
tai kokybės garsas. Naujoji Škoda Felicia. Laukiame jūsų. Na ir tęsiasi šios rungtynės, grąžina kamuolį aikštelę Plungės Olimpo krepšininkai ir štai pavyko sužinoti dar vienerių rungtynių rezultatą. Kauno Žalgiris šiandien 105-75 įveikė Klaipėdos Neptūno dar vieną LKL vienvaldžių lyderių pergalę. Ir Eugenijus Vaškys dabar pelno savo komandai pirmąjį tritaškį šios dienos rungtynėse, 5. Eugenijus Vaškio taškas. Ir Timothy Bruksas atsiduria ant grindų, bandydamas nepasiduoti klaidinantiems Gedimino Meiliūno judesiams ir sustabdyti šį Laveros komandos gynėją. O aikštelėje pasirodė ir dabar pirmosius 2 taškus, kaip tik pelno 10 numeris Singaras Trybė, kuris pakeitė Virginijų Praškevičių. Ir Singaras Trybė padidino skirtumą iki 15 taškų, 30-15. Lieka 8 minutės ir 20 sekundžių pirmajame rungtynių kėlinyje. Timothy Bruksas perdavimas Džonsui. Džonsas tarp dviejų krepšininkų. Šiandien gan neblogai kol kas ginasi Laveros komanda, ypač dengdama Džonsą. Kadangi šiandieną Olimpas žaidžia individualiai daugiau, tai gera koncentruota asmeninė gynyba Laveros atrodo jam neįkandoma. Nu ir praktiškai neranda jie vaistų per šitą gynybą. Aišku, reikėtų aktyviau žaisti Bruksui, jeigu jie nori tokiam stiliu žaisti, bet matyt, Bruksas vis dėlto yra labai pavargęs, nepaisant jo didelių pastangų šiandieną, jau jis 3 kartus buvo ant žemės, kas rodo dar kartą, kad šis žaidėjas ne visai ant kojų stovi kaip paprastai. O dabar prasižengia Mindaugas Pranskevičius, tai jau 3. jo asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse ir tai turbūt taip pat galima paaiškinti dideliu nuovargiu. Be abejo, nes vis dėlto vakarykštis nuovargis, vakarykštis tas nervinis krūvis šiandieną ryškiai matyt buvo ir statybos rungtynių rezultatai ir taip pat šiandieną, ką mes žiūrim, rodo vakarykštį nuovargį. Nu, bet iš kitos pusės tai rodo ir komandos klasė. 30-15, 17 taškų skiria komandas, lieka žaisti 7 minutės 30 sekundžių. Patrikas Džonsas dar vienas mėginimas ir šį kartą taiklus. Patrikas Džonsas mesdamas iš 3 taškų zonos, 9 jo taškas šios dienos rungtynėse ir 32-18. Na, pradėjo kiek kiečiau dengti Plungės Olimpo krepšį. Taip, bet jeigu neklystu, vakar Džonsas iš viso padarė tik 6 taškus. Vakar buvo pasyviausias, todėl šiandien visai natūralu, kad jis darosi aktyvesnis ir žaidžia aktyviau už kitus. Nes vakar praktiškai jis atostogavo, jam statyba neleido pasireikšti visiškai. Na ir gynyboje turbūt negalima sakyti, kad Patrikas Džonsas sužaidė labai gerai. Ne, toli gražu negerai, ne taip kaip esam pripratę. Ir Tomas Pačėsas pasimėgaudamas deda iš viršaus 34-18. Vėl komanda skiria 16 taškų, 8. Dėjimų iš viršaus varžybos tęsiasi. Dabar prasižengia Laveros komandos 9 numeris Tomas Pačėsas. Ne, Singaras Trybė pirmoji asmeninė jo pražanga. Ir štai dar kartą Tomas Pačėsas, 1,90 cm ūgio gynėjas. Ir štai tik dabar Plungės Olimpo 2 krepšininkai grįžta į gynybą, tiksliau sakant, ne į gynybą, o išmesti kamuolį iš galinės linijos. Timothy Bruksas pelno pirmąjį tašką šios dienos rungtynėse. 4-20 skirtumas sumažėja iki 14 taškų, lieka žaisti 6 minutės ir 30 sekundžių. Na, Henrikas Giedraitis, štai matau į aikštelę, įleidžia jau 4 numerį Ramūną Cvirką ir leidžia atsipūsti Gediminui Meiliūnui, pagrindiniam komandos įžaidėjui. Tomas Pačėsas. Ir jo metimą blokuoja Timothy Bruksas, o dabar prasižengia 5 Plungės Olimpo komandos numeris Evaldas Jocys. Tai pirmoji asmeninė pražanga ir 2 baudos metimus meta Virginijus Praškevičius, kuris savo komandai pelnė 6 taškus. Netaiklus pirmasis baudos metimas ir štai Žalgirio komandos vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas. Šiandien sutriuškinę su savo komanda Klaipėdos Neptūno krepšininkus. Ir dabar stebi Laveros ir Plungės Olimpo komandos žaidimą. Na, neaišku, su kuo iš jų gali tekti susitikti atkrintamosiose. Man tai labai įdomu Plungės Soliukas ir treneriai. Po vakarykštės audros ant Soliuko šiandien olimpinė Olimpo ramybė. Visiškas stilius. Visiškas stilius.
Na ir dabar Eugenijus Vaškys pelno dar 2 taškus. Tai jau 7-asis jo taškas, 35-22. Na, vakar dienos rungtynės buvo labai svarbios Olimpo krepšininkams, tai buvo laimėjus tos rungtynės, jie dar turėjo šansų stumtelti žemyn Vilniaus statybą ir išsikovoti nesąlyginai geresnę padėtį LKL play-off'uose, užimdami 6 vietą negu 7, kurioje jie dabar atrodo ir liks iki po reguliaraus sezono pabaigos. Na ir štai ramusis Plungės Olimpo komandos soliukas, labai retai turbūt galima matyti taip ramiai sėdinčius ir Genadijų Glikmaną ir Rimantą Andreitį. Kas liečia mane, tai aš pirmą kartą matau šitą olimpinę ramybę Olimpe. Na ir turbūt Rimas Andreitis jau rezga planus, kaipgi reiks kovoti su stipriaisiais Kauno Atleto krepšininkais, jeigu jis išliks 7 vietoje. Ir stebi, kaipgi atrodo jo komanda po vakar dienos mūšio, nervinio, turbūt daugiau nervinio ir fizinio mūšio negu krepšinio. Taip, vakar buvo grumtynės ir nervų pareikalavo žaidėjų trenerių labai daug. Ir šiandien tas labai jaučiasi vis dėlto. Rimantė Bruksas, gražus prasiveržimas, gražus ir metimas, tik dėja netaiklus. Praškevičius, na dabar jau bandė efektingai sužaisti Tomas Pačėsas. O Patrikas Džonsas dabar gauna kamuolį, 2 taškai, 37-24. Patrikas Džonsas 11-asis jo taškas šios dienos rungtynėse. Ir kol kas atrodo, šis apulakatas yra visiškai teisus. Su kamuoliu Tomas Pačėsas. Ne, tai 2 taškų zonos ir taiklus metimas atsipalaidavę labai žaidžia Laveros komandos krepšininkai. Ir Tomas Pačėsas 10-asis čia krepšininko taškas, 39-24, 15 taškų skiria komandas. Lieka žaisti 4 minutės 30 sekundžių. Eugenijus Vaškys atmeta atgal Džonsui, tačiau prieš tai Eugenijui Vaškiui per rankas sukerta Ramūnas Atsivirka, 4-asis numeris. Pirmoji asmeninė jo pražanga ir kamuolio aikštelę grąžina Plungės Olimpo krepšininkai. Naujas 30 sekundžių. Atakai skirta laiko limitas. Gan gražiai dabar suklaidino savo varžovą, susistiklėdimas buvo ne. Taip, reikia pasakyti, kad šitas žaidėjas paskutiniu laiku padarė pažangą. Ir vakar dienos rungtynėse jis gerai žiūrėjosi. Ir šiandieną šturmų jis pasižymė dėl tokio aukšto krašto puolėjo aštrių žaidėjų. Patrikas Džonsas drąsiai atakuoja ir patenkintas grįžta. Atrado naują amplą, atrodo šiandieną. Džonsas iš viso originalas krepšinio aikštelėje. Ir turbūt originaliausias ir, na, emocijų prasmės spalvingiausias LKL krepšininkas. Tikrai, šito jam netrūksta. Patrikas Džonsas pelno 14 tašką Olimpo komandai. 39-27, 12 taškų skiria komandai. Jis vakar už 2 nelaikų mestus 3 taškius iš trenerių gavo labai daug partijų. Tai šiandien įrodinėja, matyti treneriams, kad vis dėlto jis gali pataikyti. Atrodo, kad tai šiandieną panašus uždaviniai yra sprendžiami iš tos komandos. Lieka žaisti 3 minutės ir 30 sekundžių. Ir su kamuoliu Laveros komandos krepšininkas Dainius Staugaitis grąžina į aikštelę. Laveros komanda pradeda dar vieną ataką. Varas Treibė. Na, dar 2 taškai, 4-asis jo taškas, 41-27. Štai Laveros komanda įgyjusi 14-16 taškų skirtumą, dabar puolime žaidžia ramiai. Na, Plungės Olimpo komanda galbūt net ir pagerino savo žaidimą, palyginus su ta duobė, į kurią jie komanda buvo įgriuvusi pirmojo kėlinio pradžioj. Taip, šiek tiek puolimas pagerėjo, bet nebe Laveros atsipalaidavimo, šiek tiek ir Lavera atsipalaidavo, matydama pranašumą. Treneris jau leidžia pažaisti tiem žaidėjams, kurie rečiau būna aikštelėje, drąsiai keitinėja. Tai vyksas, kaip ir minėjom pradžioje, toks treniruočių pobūdžio mačas. Na ir visai tai suprantama, čia negalima ir pykti už tai. Nes abiejų komandų laukia sunkios kovos. Na ir Patrikas Džonsas su kamuoliu įsibėgėjo šis Plungės Olimpo komandos galiūnas. Ir jo metimą blokuoja Virginijus Praškevičius, jis tik suspėjęs grįžti į gynybą. Nu, ataką tęsia Plungės Olimpo krepšininkai. Na, šiandien Laveros komanda dalyvauja dėjimo iš viršaus konkurse. Plungės Olimpo snaiperiai šiandien bando rankų taiklumą mėtydami iš 3 taškų zonos. Taip. Ir prasižengia Patrikas Džonsas, antroji jo pražanga. Šios dienos rungtynėse 41-27, 14 taškų skiria komandas. Prie baudos metimų linijos Virginijus Praškevičius, kuris pelnė 6 taškus savo komandai, tačiau nepataikė 2 iki šiol mestų baudos metimų. Lieka žaisti 3 minutės ir 4 sekundės iki kėlinio pabaigos.
Ir štai tęsiasi netaiklių baudos metimų serija. 3 metimai, nė vieno taiklaus. Dar vienas bandymas. 41-27. Džonsas laimi kovą dėl kamuolio. Na, Džonsas užima antrą vietą visoje LKL pagal kovotus kamuolius. Kiekvienose rungtynėse jis atkovoja 12,5 kamuolio po savo ar po varžovų krepšiu. O dabar su kamuoliu Timothy Brooksas. Bando suklaidinti Tomą Patnesą. Ir dar vienas tritaškis metimas netaiklus atkovoja kamuolį Evaldas Jocys. Ir puikų kamuolį atkovoja gražiai. Suklaidino Singorą Tridę, kuris šiaip jau nepasižymė tokiamis klaidomis. Taip. Bet prašau, Džonsas įrodinėja, kad jis tikrai snaiperis iš tritaškio. Ir Džonsas pelno 17 tašką, 9 iš jų pelnė 3 taikliais tritaškiais metimais. Sumažino skirtumą iki 11, 41-30 pirmauja Laveros komanda. Ir dabar turbūt Laveros krepšininkai jau laukia pirmojo kėlinio pabaigos, galės šiek tiek ir atsipūsti ir, na, galbūt ir susikaupti, nes turbūt per daug atsipalaidavo Laveros. Taip, aišku, treneriai bandys sukaupti žaidėjus antram kėliniui. Gal sunkiau tai vyks Olimpui padaryti, kadangi vis dėlto vakarykštės rungtynės sunkių svorių guli ant jų pečių, tas jaučiasi. Na, snaiperių konkurse kol kas pirmauja Patrikas Džonsas, 3 tritaškiai metimai, po vieną įmetė Eugenijus Vaškys ir Timothy Brooksas. Ir paskutinė pirmojo kėlinio minutė, Singoras Tribė laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. 43-33, 10 taškų skiria komandas, lieka žaisti 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Ir su kamuoliu Timothy Brooksas. Neskubėdamas priartėja prie tritaškio linijos, atakai lieka dar 15 sekundžių ir 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Timothy Brooksas, perdavimas Vaškiui. Vaškys iš tai žiūri jau ieško Patriko Džonso. Patriką Džonsą Virginijus Praškevičius pradėjo dengti daug atidžiau, neleidžia jam laisvai stoviniuoti prie 3 taškų linijos. Nu, dabar prasižengia Laveroso komanda, kamuolį į aikštelę grąžina Plungės Olimpo krepšininkai. Jie turi dar 11 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Patrikas Džonsas, Mindaugas Pranskevičius, vėl Džonsas. Metai 2 taškų zonos, pataiko paskutinę rungtynių sekundę, pirmojo kėlinio rungtynių sekundę. 43-35, Olimpas vis tik priartėja prie Laveros ir pirmąjį kėlinį pralaimėjo tik tai 8 taškų skirtumų. Baltijos televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš Kauno VRM sporto centro ir antrasis kėlinys tarp Kauno Laveros ir Plungės Olimpo komandų. Štai statistiniai duomenys po pirmojo kėlinuko. Patrikas Džonsas 19 taškų, visi 3 taiklus tritaškiai metimai ir 50% taiklumas metant iš 2 taškų zonos. Tai rezultatyviausias Plungės Olimpo komandos žaidėjas. Štai šių rungtynių arbitrai Vidmantas Michnevičius ir Aleksas Zakis netrukus pradės antrąjį kėlinį, o štai statistiniai duomenys po pirmojo kėlinio. Tritaškiai metimai, Olimpas metė taikliau, tačiau Lavera net 80% taiklumu realizavo visus 2 taškius metimus. Ir baudų metimai atkovojo daugiau kamuolių Laveros krepšininkai, tačiau 2 daugiau ir prarado už savo varžovus. Ir štai antrasis kėlinys labai nesėkmingai šios rungtynės prasidėjo Plungės Olimpo krepšininkams per 10 minučių. Pirmajame kėlinyje jie buvo pelnę tik tai 10 taškų, tačiau po to šiek tiek atsigavo Plungės Olimpo žaidėjai. Ir štai, kaip matome, sumažino skirtumą, kuris kartais įsiekdavo 16-18 taškų pirmajame kėlinyje ir liko tik 8 taškai. Toks Laveros komandos pranašumas po pirmojo kėlinio 43-35. Ir pirmojo Laveros komandos ataka antrajame kėlinyje. Na ir štai per 5 sekundės nieko nepadarė Gediminas Meiliūnas, neatidavė kamuolio savo komandos draugams ir prarastas kamuolys. Jo dabar Timothy Brooksas prasiveržia pro Meiliūną ir išmuša jam kamuolį vis tik Laveros krepšininkas iš rankų. Tomas Apačėsas 1-3 atbėga Erikas Bublys ir taiklus metimas. Erikas Bublys pirmieji šio krepšininko taškai antrajame kėlinyje, iš viso jis yra pelnęs jau 6 taškus Laveros komandai. Ir dabar komanda skiria jau 10 taškų, 45-35. Prasižengia Tomas Apačėsas, dengdamas Eugenijų Vaškį.
Tomas Pačėsas 9 numeris, pirmoji asmeninė jo pražanga. Ir kamuolį grąžina iš užgalinės linijos Plungės Olimpo krepšininkai. Timothy Bruksas su kamuoliu. Ir taiklus metimas. Pavyko prasiveržimas. Šis prasiveržimas Timothy Bruksui. 7 jo taškas šios dienos rungtynėse. Na, pirmas kėlinys buvo gan linksmas. Abi komandos žaidė labai savotišką krepšinį. Ir svarbiausia, kad abiejų komandų treneriai, matydami, kaip iš pradžių Olimpo komanda sėdi duobėje visas 10 minučių, po to kaip jinai sparčiai vejasi Laverą, nerodė pernelyg nereiškia didelių emocijų. Nu, po tokių įtemptų rungtynių, kurias žaidė paskutinio laikų šios komandos, aš suprantu trenerių taktiką. Galima tai suprasti, jie daugiau galvoja apie prasidedančias sekančias rungtynės negu kad šios dienos rezultatą. Bet galimas dalykas, kad rungtynių vaizdas antrą kėlinį gali keistis, nes Olimpas po truputį atsigauna. Na, Erikas Bublys prasižengė trečiąjį kartą šios dienos rungtynėse. Olimpo komandoje 3 pražangas turi Mindaugas Pranckevičius ir Patrikas Džonsas su kamuoliu. Metais labai toli netaiklus metimas, na tai pirmasis netaiklus Džonso tritaškis antrajame šių rungtynių kėlinyje. Ir Virginijus Praškevičius taip pat labai netaiklus metimas, kamuolys net neliečia lanko. Ir Plungės Olimpas pradeda greitą kontrataką. Mindaugas Pranckevičius jo metimą jau trečią kartą šiandien blokuoja Erikas Bublys. Ir sakant, jis blokuoja trečią varžovų metimą. Ir štai dabar su kamuoliu Laveros komandos gynėjas Gintaras Staniulis. Sėkmingai sužaidęs pirmojo kėlinio pradžioje, pelnęs 6 taškus. Tomas Pačėsas iš labai toli. Taip pat netaiklus tritaškis metimas. 45-37 pirmauja Lavera. Taip, toks įspūdis, kad Olimpas šiek tiek užmigdė Laverą. Aš maniau, kad prasidėjus antram kėliniui Lavera atsibus, bet kol kas šito nematyt. Vien tik dėl to galima laukti, kad įvykiai truputį gali keistis. Patrikas Džonsas, 21 jo taškas šios dienos rungtynėse. Pats metė iš tritaškų zonos, pats atkovojo kamuolį, o Virginijus Praškevičius 8 šio krepšininko taškas. Ir pirmieji taškai antrajame kėlinyje 47-39 sužaidė komandas 3 minutės. Ir tas pats 8 taškų skirtumas, kurio Lavera laimėjo pirmąjį kėlinį. Patrikas Džonsas prieš Erikas Bublys. Džonsas suklaidinantis sudėsėjai. Nepavyko suklaidinti dabar Eriko Bublio ir Timothy Bruksas netaiklus metimas ir štai muštynės aikštelėje Patrikas Džonsas ir Tomas Pačėsas. Na ir dabar atrodo viskas pasibaigs diskvalifikacinėmis pražangomis. Patrikas Džonsas, taip atrodo jis ir Tomas Pačėsas jau bus laisvi šiandien nuo krepšinio, bent jau taip turėtų būti. Kadangi tai jau buvo tikras incidentas, tiksliau sakant, tikros muštynės. Kelias sekundės talžė vienas kitą Patrikas Džonsas ir Tomas Pačėsas ir štai kaip netikėtai pratrūko emocijos aikštelėje. Na, matyt, šis konfliktas brenda jau senai. Tik matyt, ne visą laiką tą pastebėdavo ir teisėjai. Ir štai dabar teisėjai šių rungtynių arbitrai Aleksas Zakis ir Vidmantas Miknevičius sprendžia, kągi daryti su šiais dviem krepšininkais. Na, Tomas Pačėsas jau sėdė ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ir taip, diskvalifikacinės pražangos Tomui Pačėsui, 9 numeriui, ir Patrikui Džonsui, 7 numeriui. Ir Patrikas Džonsas stebi teisėjo Alekso Zakio sprendimus, stebi jo veiksmus. Ir štai Patrikas Džonsas dar aiškinasi su kitu Laveros krepšininku, su Dainium Staugaičiu. Na, Dainiaus Staugaičio svorio kategorija didesnė negu Tomo Pačėso. Ir štai sumaištis aikštelėje, sužaista 3 minutės 20 sekundžių. Antrajame šių rungtynių kėlinyje 47-39. Na ir į ginčą susitraukė ir Rimas Endrijaitis bei Henrikas Gedraitis, abiejų komandų vyriausiai treneriai. Ir netrukus turbūt viskas išaiškės, kada komandos vėl grįš į aikštelę, abiejų komandų penketai grįžo pratęsti šių rungtynių. Ir atrodo, jie bus šiek tiek pasikeitę. Tai Patrikas Džonsas atrodo taip pat jau gali atsipūsti šios dienos rungtynėse. Jis daugiau šiandien komandai krepšinio aikštelėje padėti negalės.
Na, jis beje pelnė 21 tašką savo komandai, buvo rezultatyviausias krepšininkas, o Tomas Pačėsas įmetė 8 taškus, 10 taškų visus juose pirmajame kėlinyje. Na ir štai Tomas Pačėsas ir Patrikas Džonsas. Tomas Pačėsas palieka rungtynių salę, o Patrikas Džonsas yra sodinamas ant kito suolelio. Ir dabar ginčas dėl kamuolio kovoja Tomas Venskūnas, 8 numeris, ir Virginijus Praškevičius. Na, štai atrodo geraširdis Patrikas Džonsas, o štai kaip sugebėjo išprovokuoti, kaip sugebėjo įsivelti į tokias muštynės su Tomu Pačėsu. Taip, čia dar vis vakarykščiai nervai, vakarykščių rungtynių istorija. Vis dėlto vakar daug nervų kainavo Olimpui, ir nervų, ir sveikatos, ir psichologinis nuovargis stipriai ant jų glūdo. Pažiūrėkit, iš kokių laisvų padėčių mėto. Ir nepataiko. Kovoja kamuolį Olimpo krepšininkai, o Tomas Pačėsas, 1,90 m, ir kaip jau minėjau, ne ta svorio kategorija, kad grumtų su Patriku Džonsu, tačiau toje mikro dvikovoje, bokso dvikovoje tol nenusileido. Ir turbūt teisėjai būtų priversti skelbti lygiąsias šioje dvikovoje. Kol kas lygiąsias. O krepšinį kol kas laimi Lovera, 47-39, 8 taškais pirmauja Kauno komanda, sužaidusi 4 minutės antrajame šių rungtynių kėlinyje, ir Timothy Brooksas prasiveržė baudos aikštelę, ir ketvirtasis Eriko Bublio blokas šios dienos rungtynėse, ir galima sakyti, išgelbėjo nuo 4 taiklių metimų savo komandą Erikas Bublys, sėkmingai žaisdamas gynyboje. Timothy Brooksas netaiklus, ar vis tik netaiklus metimas, sužaista 4 minutės 10 sekundžių, 47-39, Staniulis, Meiliūnas ir Erikas Bublys. Prieš Tomas Venskūnas. Tomas Venskūnas pakeitė Patriką Džonsoną, Tomas Venskūnas dar žaidžia su nedidelė trauma. Timothy Brooksas nesiryžo dabar jau labai aktyviai gintis Gediminas Meiliūnas, Timothy Brooksas pelno 9 tašką ir dabar atrodo yra pasiruošęs perimti taškų estafetę iš Patriko Džonso, tai 4 Timothy Brookso taškas antrajame kėlinyje, 47-41, tai komanda skiria jau tik 6 taškai. Gediminas Meiliūnas, Dainius Staugaitis, ir Dainius Staugaitis vėl didina skirtumą, pelnydamas 6 tašką, 49-41, lieka žaisti dar 15 minučių antrajame kėlinyje. Timothy Brooksas, Tomas Venskūnas ir išmuša jam kamuolį Erikas Bublys arba Gediminas Meiliūnas. Du šie krepšininkai dabar dengia Tomą Venskūną ir kamuolys išlieka Olimpo krepšininkų rankose, tačiau atakai jiems lieka tik tai 12 sekundžių. Evaldas Jacys. Vėl taiklus metimas ir labai sunkiai uždengiamas su nedideliu šuoliu atgal. Šitas žaidėjas mane stebina. Aš antras rungtynės matau jį taip žaidžiant, jis yra padaręs individualiai padirbęs ir nemažai padaręs pažangą, aiškiai. Vakar jis kelis kartus suterorizavo Vilniaus statybos komandos gynybą aštriais, staigiais prasiveržimais, gavęs kamuolį jau baudos aikštelėje ir štai dabar metimas iš vidutinio nuotolio, taiklus 49-43. Ir Staniulis iš karto didina skirtumą, 52-43, 9 taškai skiria komandas, Gintaras Staniulis 9 jo taškas, sužaistas 6 minutės antrajame šių rungtynių kėlinyje. Vėl Evaldas Jacys. Taiklus metimas, grūmėsi dėl kamuolio Venskūnas, tačiau jį laimi Virginijus Praškevičius. Pabėga Staniulis, pameta kamuolį ir dabar šiek tiek nepagavo kamuolio, kuris galbūt buvo truputį per stipriai išsiųstas Gintarui Staniuliui. Timothy Brooksas netaiklus, dar vienas tritaškis metimas ir prasižengia Tomas Venskūnas grumtynėse dėl kamuolio, matyt laikė Laveros komandos krepšininką ir Venskūnas prasižengia pirmąjį kartą šios dienos rungtynėse. Sužaista 6 minutės ir 30 sekundžių, bandė atimti kamuolį Pranskevičius. Jis turėtų žaisti labai atsargiai, kadangi jis turi jau 3 asmeninės pražangas. Netaiklus metimas ir dar kartą prasižengia Tomas Venskūnas, kuris nustūmė Dainių Staugaitį. Antroji Venskūno pražanga ir Dainius Staugaitis grąžina kamuolį iš užgalinės linijos, Rimantas Endreitis keičia žaidėjus, Ramūnas Petraitis įeina į aikštelę vietoj Mindaugo Pranskevičiaus.
štai netrukus Laveros krepšininkai grąžins kamuolį iš už šoninės linijos. 52-43, 9 taškai skiria komandas. Dainius Staugaitis, Virginijus Praškevičius ir Staugaitis. Metimas iš kairėje atakos krašto. Taiklus Dainius Staugaitis šiandien atakuoja labai taikliai. Taip, ir pakeistas jo dengėjas, bet rezultatas tas pats. Staugaitis vėl pataiko. Ir pagrindinis skirtumą iki 11 taškų. Kovoja dabar dėl kamuolio Dainius Staugaitis ir Ramūnas Petraitis. Ir Ramūnas Petraitis numušė jį už galinės linijos. 11 taškų skiria komandas, lieka žaisti dar 13 minučių. Ir štai iš karto matyti Plungės Olimpo krepšininkai pajuto, kaipgi jiems trūksta Patriko Džonso. Buvo beveik priartėję prie savo varžovų Plungės Olimpo krepšininkai. Jau mačas darėsi apylygis, bet dėja Džonso nebuvimas jiems gali vėl kainuoti taškus. Ir Tomas Venskūnas bei Evaldas Jacys. Dabar galima turbūt jiems padalinti po vieną tašką. Abu kartu pataisė kamuolį po jam taiklaus Timothy Brookso metimo. 54-45. 9 taškai skiria komandas. Staugaitis netaiklus metimas. Ir kas Gaškovos kamuolį Timothy Brooksas. Prasižengia Staniulis. Na, stumtelėjo dabar. Ne, 13 numeris Gediminas Meiliūnas. Stumtelėjo Timothy Brooksą, kuomet pastarasis jau turėjo kamuolį savo rankose ir jau buvo beveik įsibėgėjęs. Na ir Patrikas Džonsas jau atrodo nurimo Plungės Olimpo krepšininkas. 9 taškai skiria komandas. Gediminas Meiliūnas prasižengė pirmąjį kartą. Lieka žaisti dar 12 minučių ir 8 sekundės antrajame šių rungtynių kėlinyje. Ir netrukus Eugenijus Vaškys grąžins kamuolį į aikštelę. Ir Plungės Olimpas pradės dar vieną ataką. Lieka žaisti dar daugiau negu pusė antrojo kėlinio. Ir lūkuriuoja šį rungtynį arbitrai ir žaidėjai, kol bus išvalytos aikštės grindys. Utenos Alus nenusileidžia niekam. Jau 100 metų gaminame patikimus tvirtus automobilius. Šiandien pasirodo nauja karta, naujoji Škoda Felicia. Moderni važiuoklė, stabdžių antiblokavimo sistema, šoniniai saugos strypai. Žiūrėkite, visas 1080 kg svoris laikosi ant 4 durelių. Pasiklausykite. Tai kokybės garsas. Naujoji Škoda Felicia. Laukiame jūsų. Štai su kamuoliu dabar jau Laveros krepšininkai vėl praranda jį ir vėl su kamuoliu Eugenijus Vaškys. Ramūnas Petraitis pabėgo greitas antro ataka, 2 taškai ir prasižengia Erikas Bublys. Tai yra 4 Eriko Bublio pražanga, šioks toks padėjėjimas Plungės Olimpo komandos žaidime. Jie sumažino skirtumą iki 4 taškų, 54-50 ir prie baudos metimų linijos. O dabar Ramūnas Petraitis pelnęs jau 4 taškus savo komandai ir štai 5 jo taškas. Ir Laveros komanda dabar pirmauja tik 3 taškais, lieka žaisti 11 minučių iki antrojo kėlinio pabaigos. Jeigu tai būtų principinės rungtynės, be abejonės dabar Olimpas turėtų visas jėgas atiduoti gynybai. Įdomu, ką mes dabar pamatysime. Taip, Olimpas bando aštrinti gynybą. Taip. Šiek tiek atsibūdo gynyboje. Na, turbūt net ir pačios nereikšmingiausios rungtynės vis tiek yra rungtynės ir kiekviena komanda, kad ir kaip ji būtų pavargusi, kovoja dėl pergalės. Taip, kova yra kova, rungtynės ir rungtynės ir be abejonės abi komandos nori šios, tik tai psichologinio mobilizacijos trūksta tokio, kad jos vyktų labai kovingai. Singaras Tribė pelno 6 tašką, vėl padidino skirtumą iki 5 taškų. 56-51.
sezonas. Sužaista beveik pusę antrojo kėlinio. Timothy Brooksas. Jam užtvara bando Sarys Venskūnas. Timothy Brooksas nardo baudos aikštelėje, atmeta kamuolį Jotsui. Jotsys pataiko iš 2 taškų zonos. 6. jo taškas. Ypač antrajame kėlinyje atrodo atsigavęs Evaldas Jotsys. Labai neblogai žaidžia antrą kėlinį šis puolėjas. Nu ir vėl galimybės gynybos dėka dar sumažinti skirtumą. Įdomu, kaip seksis tai Olimpui. Pastangos dedamos. Bet prašau, paliktas Trybė nepataiko. Trybė ne Džonsas. Taip, Trybė ne Džonsas. Trybė savo taškų nepataiko, nei savo taškų. Na, Trybė, pamenu, taip pat buvo surengęs taiklių tritaškių metimų koncertą rungtynėse su Atletu. Tačiau štai dabar tas pirmasis jo tritaškis metimas buvo netaiklus ir 3 taškai vis dar skiria komandas. 56-53 Staugaitis netaiklus. Jeigu neklystu, pirmasis netaiklus Dainiaus Staugaičio metimas. Ir 2 taškus pelno Timothy Brooksas. Nu, įsibėgėja plungės Olimpas, 11 Brookso taškas. 56-55. 1 taškas skiria komandas, lieka žaisti 9 minutės ir 15 sekundžių. Ir priversti dabar šiek tiek atgyti ir Laveros komandos gerbėjai. Kadangi priartėjo Olimpas, sumažinas. Praktiškai nuo šios sekundės prasideda rungtynės. Tikrosios rungtynės. Ir prasižengia Erikas Bublys. Dar vienas koziris Olimpo komandai. Tai yra 5. Eriko Bublio pražanga ir štai Henrikas Giedraitis ir Mindaugas Arlauskas iš karto grąžina į aikštelę pagrindinį savo centro puolėją, tai Virginijų Praškevičių, kuris pelnė 8 taškus, 6 iš jų pirmajame kėlinyje. Na ir Laveros komanda dabar pirmauja 1 tašku ir pirmą kartą po pirmojo kėlinio minutės Olimpas turi šansą vėl persverti rezultatą savo komandos naudai. Priminsiu, 38 sekundę jie pirmavo 2-0. Ir štai dabar jie pralaimi tik 1 tašku, tačiau turi kamuolį ir vėl gali iš naujo regzti ataką. Evaldas Jotsys atmeta atgal Vaškį, Vaškys Petraitis baudos aikštelėje. Netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį Virginijus Praškevičius. Prasižengia Eugenijus Vaškys. Antroji Eugenijaus Vaškio pražanga šios dienos rungtynėse. Lieka žaisti 8 minutės ir 24 sekundės ir štai pagyvėjo rungtynės, nepaisant to didelio Laveros komandos pranašumą. Na, jie turbūt pati buvo kalta dėl to, kad taip staigiai išnyko tas 16 taškų skirtumas. Ir Evaldas Jotsys. Antroji asmeninė pražanga. 2 baudos metimus dabar mes Laveros krepšininkas Dainius Staugaitis, 1,98 cm ūgio puolėjas. 56-55. Ir skirtumas padidėjo 1 tašku, 57. 58-55 po 2 Dainiaus Staugaičio baudos metimų, 10 taškų skiria komandas ir lieka žaisti 8 minutės ir 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Timothy Brooksas, Vaškys iš 3 taškų zonos, pavėluoja prie Gintaras Stanulis ir tuoj pat iš tai baudžiamas yra Laveros klubas. Rezultatas lygus, lieka žaisti 8 minutės iki kėlinio pabaigos. Eugenijus Vaškys pelno jau 13 tašką Olimpo komandai. Cinkaras Trybė dabar sėkmingai kovoja dėl šokusio kamuolio, pelno 8 tašką. Ir vėl persvara rezultatą savo komandos naudai 60-58. Ir su kamuoliu Timothy Brooksas. Gan ilgokai varinėjasi į tritaškio liniją. Atiduoda Ramūnui Petraičiui, takai lieka dar 10 sekundžių. Tomas Venskūnas. Cinkaras Trybė ir kas Evaldas Jotsys vėl atkovoja kamuolį. Gan sėkmingai žaidžia Tomo Venskūno ir Evaldo Jotsio duetas. Taip, labai sėkmingai. Venskūnas labai laiku pastato užtvaras, Jotsys ir atakuoja ir kovoja dėl šokusių kamuolių. Kol kas iniciatyvos, nepaisant 2 pralašinėjimų taškų, yra vis dėlto Olimpo šiuo momentu. Ir Eugenijus Vaškys vėl išvedamas puikiai prie 3 taškų zonos ir pirmą Antro kėlinio logika parodė, kad turėtų Olimpas priartėti. Nuo toliau įvykiai parodys, bet jau darosi įdomiau. Kova yra kova. Ir Eugenijus Vaškys pelno jau 16 tašką, o Olimpas pirmą kartą šios dienos rungtynėse
persveria rezultatą savo komandos naudai ir tuoj pat vėl Virginijus Praškevičius išveda į priekį Laveros komandą. 62-61. Praškevičius pelnė 10 taškų savo komandai. Timothy Brooksas. Ties 3 taškų zoną perdavimas Tomui Venskūnui ir Tomas Venskūnas dabar atrodo koja stabdo kamuolį. Ir jis atitenka Laveros komandai. Minutės pertraukėlė. Lieka žaisti 6 minutės ir 10 sekundžių. 1 tašką pirmauja Lavera. Vieniem vyrui ne naujiena. Po skutimosi jėga. Stiprus kaip ąžuolas. Kvapnus kaip senas angliškas tabakas. Gaivumo pojūtis po skutimosi. Denim tonizuoja ir apsaugo. Atkaklus vyras turi ką pasirinkti. Denim vyrams, kurie žino savo vertę. Na ir štai baigėsi minutės pertraukėlė. Ir su kamuoliu Laveros krepšininkai jie pirmauja 1 tašku. Lieka žaisti 6 minutės ir 10 sekundžių. Ir Gediminas Meiliūnas, o jį iš labai arti pradeda iš karto dengti Timothy Brooksas. Timothy Brooksas gan sėkmingai perima kamuolius. Jis yra antras Lietuvos krepšinio lygoje pagal perimamus kamuolius. Ir Tomas Venskūnas, gražus blokas. Ir perima kamuolio limpo krepšininkai. Na šitaip žaisdami Laveros krepšininkai gali prisižaisti. Taip, pilnai. Prašau. Deda iš viršaus Evaldas Jocys, vėl persveria rezultatą Olimpo komandos naudai. 63-62. Patenkintas žiūriu Rimantas Andrejevas. Taip, pirmą kartą emocijos iš vyrtrenerio. Na ir su kamuoliu dabar vėl perima kamuolį Tomas Venskūnas, Timothy Brooksas. Olimpas pirmauja 1 tašku ir turi kamuolį Timothy Brooksas. 2 taškai ir Laveros komandos gynyba traukinėja per visus kraštus. Timothy Brooksas. 13 jo taškas šios dienos rungtynėse. 65-62. Olimpas pirmauja jau 3 taškais, lieka žaisti 5 minutės. Iki kėlinio pabaigos. Dainius Staugaitis ir prasižengia Tomas Venskūnas, 8 numeris. Na, o štai visa ataka iš pradžių Laveros komandos ataka puikus. Blokas švariai išmuša kamuolį Tomas Venskūnas. Ir štai pavyksta jį atkovoti Plungės Olimpo komandos krepšininkams. Eugenijus Vaškys perdavimas Timothy Brooksui. Ir gražus perdavimas Evaldui Jocį. Beviltiškos Virginijaus Praškevičiaus pastangos sustabdyti Evaldą Jocį. Nuo to metu baudas meta Dainius Staugaitis. Netaiklus antrasis baudos metimas Vaškys su kamuoliu. 65-63 Praškevičiui. Ir metimas, kurio neuždengia dabar Gediminas Meiliūnas. Man nenorėjo dabar rizikuoti matyti Gediminas Meiliūnas, o taip pat prasižengti. 67-63 Mindaugas Pranskevičius pelno 4 tašką. Meiliūnas vėl išmuša kamuolį ir vėl jį perima Laveros krepšininkai. Olimpo krepšininkai sutrikusi dabar Laveros komanda. Timothy Brooksas atiduoda kamuolį Eugenijui Vaškiui. Vaškys atmeta Jociui. Ir reikia mesti iš Bet neužtikrintas labai. Bet ką reiškia krepšinė psichologija. Dabar demonstruoja Lavera. Pirmą kėlinį po pralaimėjimo, kaip atrodė Olimpas, o dabar, prašau, atsipalaidavo Lavera ir nebegali susikaupti. Įdomu, paskutinis minutės žali būti dar įdomesnis. Nuo tos paskutinės minutės jau artėja iki antrojo kėlinio pabaigos. Lieka 4 minutės ir Singoras Strybė, šaltakraujiškasis Laveros komandos puolėjas. O čia pirmas iš tų puikių metimų, kurie turėtų parodyti Laveros vedantieji žaidėjai. Ar štai matote, lieka 3 minutės 45 sekundės ir su kamuoliu Olimpo krepšininkai. Jie pirmąjį 2 taškais Timothy Brooksas po krepšiu. Ir vėl drąsiai meta net turi Virginijų Praškevičių Timothy Brooksas. Ir jis pelnos 15 tašką savo komandai. Vėl Olimpas pirmauja 4 taškais. 69-65. Ir dar vieną kamuolį atkovoja Olimpo krepšininkai. Na ir džiūgauja Plungės Olimpo komandos žaidėjų suoleliais kartu su treneriais. Komanda pirmauja 4 taškais. Lieka 3 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Na ir iškovojusi pergalę šios dienos rungtynėse Olimpo komanda užsitikrino 7 vietą. Timothy Brooksas. Be abejonės, paįvairinimui Venskūnui nereikėtų statyti kiekvieną kartą užtvaros, reikėtų palikti iš viso Brooksą vieną, būtų dar geriau. Brooksas puikiai žaidžia iki praėjimais, bet Venskūnas priprato, kad Brooksas daro po jo užtvaros
2 taškus ir nesugeba, kadangi jaunas žaidėjas pakeis žaidimo variantą. Ir graži Plungės Olimpo komandos ataka Eugenijus Vaškys. Taip, komandos pasikeitė rolėmis, dabar pasimetusi Lavera. Nu įdomu, Lavera vis dėlto savo klasę aukščiau stovinti komanda. Įdomu, ar sugebės mobilizuotis, matomai, pritrūks laiko. Ir vėl Vaškys atkovoja kamuolį, Plungės Olimpo komanda antrajame kėlinyje, netgi ne visą antrą kėlinį, o paskutinės 7-8 minutės žaidžia labai kovingai ir išnaudoja beveik visas Laveros krepšininkų klaidas. 71-65, 6 taškai skiria komandos ir Olimpas artėja prie pergalės. Lieka žaisti 2 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Singaras Trūdė šiek tiek užgesina Plungės Olimpo komandos krepšininkų. Bet dar turi teisę sužaisti vieną ataką Olimpas, tai pergalė šiek tiek tokia irgi. Taip, jie vėl turi 30 sekundžių. Dar vėl streikuoja. Oi, neparuoštas ir nereikalingas metimas. Bruksas tokių klaidų nedarydavo. Ir prasidėjo, kai matėte, prieš paskutinę rungtynių minutę. Amerikiečiai pasirodo irgi mirtingieji. Tokios klaidos neatleistinos krepšinio šalies atstovui. Prašau, nubaustas. 2 taškai. Užminė matyti 3 taškų. Galėjo išnaudoti 30 sekundžių laiką ir būtų nervai maišę toliau atakuoti Lavero žaidėjams. O jis tiesiog neparuoštų metimų. Dabar teisingai viskas. Taip, praštai taiso padėtį. Prasižengia Virginijus Praškevičius, lieka žaisti minutė, 21 sekundė ir Olimpas pirmauja 4 taškais. 2 baudos metimus turėtų mesti Timothy Bruksas ir štai 2 lyderiai Plungės Olimpo komandoje antrajame kėlinyje. Tai Eugenijus Vaškys, kuris iš viso įmetė 18 taškų ir Timothy Bruksas 15 taškų. Patrikas Džonsas pirmajame kėlinyje buvo 19 taškų, tačiau po mikrobokso mačo su Tomu Pačesu buvo pašalintas iš aikštelės ir štai kaip matome, Plungės Olimpo krepšininkai net ir netekę lyderio. Vis tik sugebėjo ne tik sumažinti skirtumą, tačiau ir persverti ir padidinti štai dabar iki 6 taškų. Taip, kada originalusis Džonsas paliko krepšinio aikštelę ir išėjo pro duris, supratau, kad jis pilnai pasitikė šių gynėjų duetui. Na ir dabar atrodo, Džonsas jau gali po truputį galvoti ir apie pergalę šios dienos rungtynėse. Kartu su visa Plungės Olimpo komanda prasižengia Mindaugas Pranskevičius, perimdamas kamuolį. Mindaugas Pranskevičius tai 4 jo asmeninė pražanga, lieka žaisti lygiai 1 minutė. Ir daug kas priklausys. Neturėtų Pranskevičius jaudintis, bauda tai buvo, tik dėja švilpukas buvo pavėluotas, bet bauda buvo ir teisėjas teisingai ištaisė savo praturėjimą, viskas teisingai vyko. Na ir minutės pertraukėlės prašo Henrikas Giedraitis. Patogus, jaukus, gražus ir pigus lietuviški Vilniaus baldų kombinato baldai ofisui ir jūsų namams. Ieškokite jų firminėje parduotuvėje Pušis. Telefonai Vilniuje 6355 00 653543. Taigi štai minutės pertraukėlė, kurios paprašė Henrikas Giedraitis. Ir tai yra beje, jeigu neklystu, pirmoji minutinė pertraukėlė, kurios prašo Henrikas Giedraitis antrajame kėlinyje. Na ir netrukus 2 baudos metimus mes Laveros komandos puolėjas Dainius Staugaitis, pelnęs 10 taškų šios dienos rungtynėse, metęs 2 baudos metimus, abu juos pataikęs. Ir štai dabar labai svarbus momentas. Dainius Staugaitis prie baudos metimų linijos, lygiai 1 minutė iki antrojo kėlinio pabaigos. Olimpas pirmauja 6 taškais, 73-67, taigi pirmasis baudos metimas taiklus, 11 Staugaičio taškas, Olimpo persvara sumažėja 1 tašku. Ir antrasis baudos metimas netaiklus. Ir kas atkovos kamuolį, Timothy Bruksas ir prasižengia Ramūnas Cvirka, Timothy Bruksas nubėga visą kelią iki krepšio, nepaisant to, kad prasižengta buvo aikštelės viduryje. 57 sekundės iki rungtynių antrojo kėlinio pabaigos. Ramūnas Cvirka antroji pražanga ir baudos metimus meta Timothy Bruksas. Taip pat labai svarbus baudos metimai, kol kas pataikė visus 4 baudos metimus Timothy Bruksas. Ir štai taiklus ir pirmasis baudos metimas, 18 Timothy Brukso taškas, 74-68. Įtariu, kad Dainius Staugaitis tyčia nepataikė antrojo baudos metimo. Taip, labai galimas dalykas, kad sudarė sąlygą kovoti dėl šokusių kamuolių, kadangi komanda turi pranašumą, kovoja dėl šokusių kamuolių.
Staniulis meta iš 3 taškų, nepataiko Ramūnas Cvirka, lieka žaisti 40 sekundžių. Cvirka su kamuoliu, meta pusiau kabliu, pataiko, pelno 2 taškus, pirmieji Cvirkos 2 taškai, 38 sekundės ir traumą atrodo gauna Timothy Brooksas. Jums. Na ir štai jūsų ekranuose Timothy Brooksas, kažkas atsitiko jo dešiniai rankai ir atrodo sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio Timothy Brooksas. Taip, rungtynės turi labai paaštrėti, nes praktiškai Olimpas neturi antro tokio žaidėjo, kuris galėtų prieš presingą sėkmingai išvesti kamuolius arba perduoti laisvam žaidėjui. Na ir štai Eugenijus Vaškys, kaip ir buvo tikėtasi, bet dabar su kamuoliu, jis vienas iš labiausiai prityrusių gynėjų Plungės Olimpo komandai. Ramūnas Petraitis prasižengia Laveros komandos ketvirtasis numeris. Ramūnas Cvirka, trečioji pražanga. Ir štai dar kartą epizodas Timothy Brooksas. Kasgi atsitiko šiame epizode? Na ir matyt, susidūrimo metu susižeidė Timothy Brooksas, bandė prasiveržti pro jį Gintaras Staniulis ir štai matome gan stipriai matyt buvo sumuštas Timothy Brookso petys ir dabar 2 baudos metimus meta Ramūnas Petraitis. Taiklus baudos metimas, na ir tai jau beveik pergalės tvirtinimas. Šitas taškas praktiškai tvirtina. Bus laiko grįžti gynybą ir susikaupti gynybą, jo labiau, kad dar vieną kartą padaiko. Ir 7 Ramūno Petraičio taškas, 7 taškais pirmauja Plungės Olimpas ir juos nuo pergalės skiria 20 sekundžių. Na ir dar vieną traumą gauna Olimpo komandos žaidėjas, dabar tai Ramūnas Petraitis. Teisėjai stabdo rungtynes. Ramūnas Petraitis tuo metu kairiajame aikštelės krašte, savo aikštelės pusėje prasižengia Laveros komandos žaidėjas. Na ir retėja Plungės Olimpo gretos paskutinėmis minutėmis. Na ir vėl matyti kova buvo labai arši kova dėl atšokusio kamuolio. Ir atrodo kol kas viskas tvarkoje, kraujo nėra. Ir Ramūnas Petraitis žais toliau. Lieka žaisti 17 sekundžių ir baudas meta Eugenijus Vaškys. 18 taškų pelnęs krepšininkas ir vienas iš rezultatyviausių Plungės Olimpo komandos žaidėjų šios dienos rungtynėse. Taiklus jo baudos metimas, 19 taškas, 78-70. Ir dabar jau galima drąsiai sakyti, kad Plungės Olimpo komanda iškovoja 19 pergalę, įsitvirtina 7 vietoje ir bent jau šią vietą užsitikrina iki pat reguliaraus sezono pabaigos. Vadinasi, jie išvengia Kauno Žalgirio kaip pirmojo varžovo pirmajame play-offų etape. Nuo Kauno Žalgiriui teks žaisti Vilniaus LPA Sakalų komandos krepšininkams. Baigėsi rungtynėms skirtas laikas. Matote džiūgaujančius Plungės Olimpo krepšininkus, kurie antrajame kėlinyje sugebėjo pakreipti įvykius savo naudingą linkme ir iškovoti pergalę 9 taškų skirtumų, 79-70. Nuo Baltijos televizija šių rungtynių tiesioginę transliaciją baigė. Kviečiame jūs į 2 paskutinius susitikimus balandžio 12 ir 13 dieną LKL reguliariajame sezone. Balandžio 12 dieną trečiadienį 8 val. Šilutė prieš Laverą, transliacija iš Šilutės ir balandžio 13 tiesioginė transliacija paskutinės rungtynės LKL reguliariajame sezone prieš didžiasias kovas. 18 val. 30 minučių Kauno Atletas prieš Šiaulius. Ačiū, kad žiūrėjote mus. Iki.